Viešint Turkijoje Bodrume per savaitę nesuradau nei vienos kebabinės, kurios kebabą įvertinčiau teigiamai. Tad kas belieka man grįžus į Lietuvą? Teisingai, važiuoti ten, kur jau esi kažkada kebabą valgęs ir jį įvertinęs teigiamai. Ką valgysime Baharat kebabinėje išsirinkome labai greitai, nes atvykome visi baisiai pralkę. Tad dar padariau kelis video, kaip sukasi virtuvės darbuotojai ir su šeimynais teisiau lauko terasoje. Sultingas ir neperkepęs buvo kiaulieno šašlykas, bet mane labiau domino vištieno šašlykas, kurį valgė Katinienė. Vištieno šašlykas buvo ir didesnis už kiaulieno šašlyką ir net porą eurų pigesnis. Gan didelė porcija buvo ir aštraus ėrienos kebabo su bulvytėmis, bet jis jau kainavo 10 eurų. Ir kaip sakė šį kebabą valgęs mano sūnus, šis kebabas patiks tiems, kurie mėgsta šiek tiek aštriau. Na ir kaip manot, ką po kiaulieno šašlyko aš užsisakiau desertui? Teisingas atsakymas - jautienos liulė lavašė. Na, o jau po jautienikės gardintos pomidorų padažų ir daržovėmis aš jau buvau sotus ir laimingas. Tad dar vienas aukštas įvertinimas Baharat kebabiniai nuo riebaus katino.